Turim keletą išimamų protezų. Čia yra protezas, kada yra žandikaulis be dantis. Realiai fiksacijos nėra, kaip įsideda į burną, taip ir stovi burnoje. Dėl to labai laisvai po to protezu gali kauptis maisto liekanos. Dėl to, jeigu pacientai neišsima, neišsiskalauja, tai atsiranda nuospaudos dantenose, blogas kvapas iš burnos gali pradėti sklisti. Čia dar pacientas turi 2 savus dantis, yra su kabliukais tvirtinasi ant savų dantų. Šitoks protezas truputėlį geriau laikosi burnoj, tačiau kur nėra dantų, vis tiek yra tarpas tarp dantenų ir protezo, po kuriuo taip pat, kaip ir po pilnų išimamų protezų, renkasi nešvarumai, maisto likučiai. Tai dėl to tiek šitokius protezus būtina išimti, po kiekvieno valgio išskalauti burną, protezą po tekančių vandeniu nuplauti ir įsidėti atgal į burną. Išimamus protezus galima dar pamerkti į specialų skystį skirtą dezinfekuoti protezus. Tai į savaitę kartą rekomenduojama išsitirpinti tabletę vandenyje ir pamirkyti šitos protezus.